Birželio 4 dieną prasidėjo prevencinė akcija Saugaus gyvenimo karavanas 2012. Visi norintieji gali nemokamai anonimiškai vos per 1 minutę išsitirti dėl živ. Taip pat sužinoti, kaip apsisaugoti nuo infekcijos. Karavanas keliauja iš Vilniaus per visą Šiaurės Lietuvą. Pirmadienį Panevėžyje dėl živ akcijos pasitikrino 147, antradienį Šiauliuose 220, o vakar Telšiuose 195 žmonės. Ketvirtadienį Saugaus gyvenimo karavanas buvo užsukęs ir į Plungę. Živ ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija Demetra šią akciją organizuoja su Plungės sveikatos biuru ir trumpalaikės globos centru. Projekto vadovė Loreta Stanienė sakė, kad žmogus turi rūpintis savo sveikata ir nuolat ją tikrintis. Živ ištyrimas įeina į vieną iš geros sveikatos komponentų. Kodėl reikia pasitikrinti? Todėl, kad sužinojus savo statusą, jeigu jis būtų teigiamas, galėtum laiku gauti gydymą. Žinodamas, kad esi užsikrėtęs, gali neužkrėsti kitų žmonių, kurie tau yra brangus ir artimi. Bet to motina, kuri laukiasi kūdikio, gali apsaugoti savo negimusi kūdikį nuo užkrėtimo šią ligą. Kadangi yra išrasti vaistai, kurie sėkmingai gydo šią infekciją, bet jos aišku neišgydo pilnai, žmonės gali gyventi ilgai ir kokybiškai ir laimingai. Turime daug savanorių ir akciją čia kartu organizuojame su Plungės visuomenės sveikatos biuru. Živ ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos pirmininkė Svetlana Kulšis teigia, kad vienas iš prevencinės akcijos tikslų – išdalinti 10 000 prezervatyvų, kurie apsaugotų nuo živ infekcijos. Prezervatyvas yra efektyviausia živ priemonė. Prezervatyvas turėtų būti prieinamas kiekvienam. Šiuo metu Lietuvoje prezervatyvas yra pakankamai brangus. Ir viena iš mūsų tikslų – sumažinti prezervatyvą kainą Lietuvoje. Plungės visuomenės sveikatos centro specialistė Daiva Zablockienė kvietė savanorius išsitirti dėl živ AIDS infekcijos. Savanorių, norinčių išsitirti dėl infekcijos, atvyko iš Plungės technologijų ir verslo mokyklos. Mes kartu su karavanu, kuris yra atvažiavęs į Plungę, jisai pradėjo važiuoti nuo šiaurinės Lietuvos, vyksta link pajūrio, užsuko į Plungę ir nemokamai galima išsitirti živ per 1 minutę. Ir mes kviečiame visus žmonės čia dalyvauti ir tirtis, nes Plungės mieste pagal statistikos duomenis yra lytinių kelių plintančios ligos padidėję nuo 2007 metų. Dabar žmonės yra pasyvus, sunku yra prikviesti, bet yra savanorių iš verslo mokyklos, apie 20 esam sukvietę. 2011 metų statistiniai duomenys rodo, kad daugiausiai užsikrėtusiųjų pernai užregistruota Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių apskrityse. Telšių apskrityje pernai užregistruoti 7 susirgimai živ.